Pastaraisiais metais labai daug kalbama apie moterišką energiją. Moterims yra sakoma: atsipalaiduok, mėgaukis gyvenimu, leis savo priimti, kvėpuok į gimdą, būk moteriškoje energijoje, leisk savo kaifuoti gyvenimu. Ir teoriškai visą tai skamba nuostabiai. Tačiau per daugelį metų bendraudama su moterimis pastebėjau vieną labai svarbų dalyką. Daugelis moterių, kurios ateina pas mane pabendrauti, visą tai jau girdėjau. Jos lankė seminarus, buvo retrituose, moterų rateliuose, mokėsi įvairių praktikų. Jos jau žino, kad reikia atsipalaiduoti. Žino, kad reikia mylėti save. Žino, kad reikia mėgautis gyvenimu. Tačiau vos tik pabando sustoti, viduje pradeda kilti visai kas kita. Nerimas, kaltė, įtampa, jausmas, kad kažkas nepadaryta, jausmas, kad reikia skubėti, jausmas, kad negalima tiesiog būti. Ir tada moteris pradeda ieškoti dar vieno metodo, dar vieno mokymo, dar vienos praktikos, tačiau labai dažnai problema slypi ne ten. Jeigu vaikystėje teko būti stipria, jeigu reikėjo rūpintis kitais, jeigu reikėjo viską kontroliuoti, jeigu saugumas buvo susijęs su nuolatiniu budėjimu, tuomet nervų sistema išmoksta gyventi nuolatinėje įtampoje. Tada atsiranda vidinis konfliktas. Protas sako, ilsėkis, o kūnas įsitempia. Protas sako, mėgaukis, o viduje kyla kaltė. Protas sako, būk moteriškoje energijoje, o nervų sistema įjungia kontrolę. Todėl sukūriau meditaciją, kuri gimė iš ilgamečių pastebėjimų. Jis skirta ne tam, kad taptum dar vieną tobulą moterimi. Jis skirta tam, kad tavo kūnas išgirstų naują žinutę. Poilsis yra saugu, sustoti yra saugu. Man nebereikia visą laiką būti budėjime. Ir tai pradedam meditaciją. Įsitaisyk patogiai, leisk savo trumpam sustoti. Nebereikia nieko daryti. Nebereikia nieko taisyti. Nereikia nieko kontroliuoti. Šios kelios minutės yra skirtos tik tau. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą įkvėpk. Sulaikyk kvėpavimą ir paleisk. Leisk savo pečiams atsipalaiduoti. Leisk atsipalaiduoti kaklui, žandikauliui, rankoms, nugarai, pilvui. Leisk visam kūnui po truputį nurimti. Jei tau sunku ilsėtis, jei poilsis kelia kaltę, jeigu sustojusi jauti nerimą, tai nebūtinai reiškia, kad kažkas su tavim negerai. Galbūt labai ilgai tavo nervų sistema tikėjo, kad saugu tik tada, kai tu kažką darai. Kai rūpiniesi, kai kontroliuoji, kai gelbsti. Kai laikai viską savo rankose. Ir jeigu tai buvo, aš noriu, kad šiandien išgirstum. Tu pavargai todėl,
kad labai ilgai buvai stipri. Tu nesi silpna. Kvėpuok ir tyliai savo pripažink. Galbūt labai ilgai viską laikiau ant savo pečių. Galbūt labai ilgai rūpinausi kitais, labiau nei savimi. Galbūt labai ilgai maniau, kad nuo manęs priklauso viskas. Ir šiandien aš leidžiu savo bent trumpai pailsėti. Dabar įsivaizduok save mažą, tą mergaitę, kuri labai stengėsi, kuri norėjo būti gera, kuri norėjo, kad visi būtų laimingi. Kuri norėjo, kad viską padarytų jinai teisingai. Gali prisiėmė daugiau, nei galėjau panešti. Gali buvo stipresnė, nei turėjo būti vaikas. Prieik prie jos, apkabink ją. Tvirtai, saugiai ir pasakyk: aš tave matau, kaip stengiasi. Matau, kaip bandei viską išlaikyti. Matau, kaip pavargai. Ir šiandien tau nebereikia visko laikyti vienai. Tu neprivalai būti stipri visą laiką. Tu neprivalai visko kontroliuoti. Tu neprivalai viskuom rūpintis. Tu neprivalai visko suspėti. Tu gali pailsėti. Tu gali atsikvėpti. Tu gali tiesiog būti. Padėk vieną ranką ant širdies, kitą ant pilvo. Ir kartok: man leidžiama ilsėtis. Man leidžiama pasirūpinti savimi. Man nereikia visko laikyti vienai. Man nereikia visko kontroliuoti. Aš galiu sustoti. Aš galiu atsikvėpti. Aš galiu pailsėti. Mano vertė nepriklauso nuo to, kiek padariau. Mano vertė nepriklauso nuo to, kiek išgelbėjau.
Mano vertė nepriklauso nuo to, kiek ištveriu. Mano vertė nepriklauso nuo to, kiek dėl kitų paaukoju savęs. Aš esu vertinga net tada, kai ilsiuosi. Aš vertinga net tada, kai nieko neįrodinėju. Dabar įsivaizduok. Iš viršaus pradeda tekėti švelni auksinė šviesa. Ji teka per galvą, per pečius, per širdį, per pilvą ir toliau per visą kūną, iki pat pirštų galiukų. Ši šviesa pasiekia tas tavo dalis, kurios per daugelį metų budėjo, kurios saugojo, kurios kontroliavo, kurios laikė, kurios tikėjo, kad nuo jų priklauso visas pasaulis. Ir šiandien jos gali bent trumpam pailsėti. Poilsis yra saugu, ramybė yra saugu. Sustoti yra saugu. Aš esu saugi net tada, kai nieko neįrodinėju. Ir kuo labiau mano kūnas atsipalaiduoja, tuo labiau aš prisimenu savo tikrąją prigimtį. Nenuolatinį skubėjimą, nenuolatinę kontrolę, nenuolatinę įtampą, o gebėjimą gyventi. Aš leidžiu sau mėgautis gyvenimu. Aš leidžiu sau mėgautis kavos ar arbatos puodeliu. Aš leidžiu sau mėgautis saulės spinduliais ant savo veido. Aš leidžiu sau mėgautis ramiu pasivaikščiojimu. Aš leidžiu mėgautis gamta. Aš leidžiu mėgautis pokalbiu su artimu žmogumi. Aš leidžiu sau mėgautis muziką. Aš leidžiu sau mėgautis poilsiu. Aš leidžiu sau mėgautis gyvenimu be kaltės. Man nereikia užsitarnauti malonumų. Man nereikia užsitarnauti poilsio. Man nereikia užsitarnauti teisės būti laimingai. Gyvenimas skirtas ne tik išgyventi. Gyvenimas skirtas ir jausti, ir kurti, ir mylėti, ir priimti,
ir mėgautis. Dabar pamatyk save tokią, kuri moka ilsėtis be kaltės, kuri moka mėgautis paprastomis akimirkomis. Kuri nebegyvena nuolatinėme budėjime, kuri nebebėga, kuri gyvena. Kartok paskui mane. Aš renkuosi save. Aš leidžiu savo pailsėti. Aš paleidžiu seną įtampą. Aš paleidžiu seną kaltę. Aš paleidžiu tai, kas man nebetarnauja. Aš leidžiu savo gyventi lengviau. Aš leidžiu savo būti savimi. Dar kartą giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Pajausk savo kūną. Pajausk atramą po savimi. Pajausk ramybę. Galbūt pirmą kartą po labai ilgo laiko tu gali nustoti saugoti pasaulį ir tiesiog pabūti savimi. Kai būsi pasiruošusi, lėtai atsimerk. Jeigu ši meditacija palietė tavo širdį ir atpažinai save, labai gali būti, kad tai nėra charakterio bruožas. Dažnai už hiperatsakomybės, kontrolės, kaltės, ilsintis ar nuolatinio nerimo slypi gilesni pasąmoniniai blokai, vaikystės traumos ir išgyvenimo mechanizmai. Todėl ši meditacija yra tik pirmas žingsnis. Kai kurioms moterims jo pakanka. Kitoms norisi pažvelgti giliau. Jei jauti, kad tavo istorija gilesnė, kviečiu į individualias konsultacijas, kurių metu kartu ieškosime pasikartojančių gyvenimo scenarijų, vidinių blokų, savivertės žaizdų ir trauminių modelių šaknų. Ar taip galimi individualūs transformaciniai seansai? Taip pat darbas su vidiniu vaiku, susitikimas su savo aukštesniuoju aš, meditacijai, pasąmoninių programų ir ribojančių įsitikinimų analizė. Taip pat galima antro lygmens giluminės meditacijos, trečio lygmens individualios premium meditacijos, kurios pagal tavo asmeninę istoriją, gyvenimo situacijas ir pagrindinius blokus leis tau paleisti visus šiuos nebetarnaujančius tau scenarijus. Kartais nereikia ieškoti dar vieno metodo. Kartais reikia surasti priežastį, kodėl iki šiol negali sau leisti gyventi taip, kaip trokšta tavo siela. Tu neprivalai visko laikyti viena. Tu privalai mėgautis gyvenimu. Ir aš galiu tau padėti.
Iki sekančių susitikimų.